Na, dabar reportažas tiesiog iš įvykio vietos. Šiaurinio vaikščiojimo instruktorė Silvija Žemaitaitinė sutiko papasakoti, kuogi svarbus ir reikalingas šis vaikščiojimas. O kaipgi sveikatinamas organizmas vaikštant šitokiu būdu? Kokias veikia vietas mūsų organizmo? Dar noriu visų pirma pabrėžti, kad čia labai gerai yra, kad grynas oras yra, jo, kad vis tiek išeinam pakvėpuojam. Ir metodiškai vaikščiojant, einant su lasdomis, įdarbinam kūno raumenis panašiai kaip slidinėjant. Jau žinom, kad slidinėjimas ir plaukimas yra, kur daugiau dirba procentais raumenis žmogaus. Bet reikia taisyklingai vaikščioti ir eiti, naudot lasdas. Kartais mieste matau parkuose, kad žmonės eina ir eina neteisingai. Pirma, aš gal parodysiu, kaip nereikėtų eiti, kad žmogus skirtų. Tai paprašiau parodyti, kaip nereikėtų eiti. Aišku, taip galima eiti, bet tiesiog negausim tik naudos, kaip eitumės šiaurietiškai. Paprastas ėjimas, kad lasdas mes statom stačiai, tiesiai, ir einam atsiremdami, stačiai statom ir taip išdidžiai šuoliuojam, atsiremdami. Tarkim, šis ėjimas iš tikrųjų daugiau tinka ir taip gali eiti žmonės, kas turi didelės sveikatos problemas. Tiesiog atsiremiam mes tada vadinasi ant 4 galūnių, rankų ir kojų ir tiesiog einam. Bet labai minimaliai dirba kiti raumenys tada pečių. Tiesiog čia atraminė funkcija yra. Dabar aš parodysiu baziniai žingsniai, gerai? Šiaurietiškam ėjime lasdas turi būti visą laiką įstrižiai ties žemė. Jo niekada jos nėra stačiai, įstrižiai tiesiog. Maždaug 45 laipsnių kampu. Ir mes einam priešingą ranką, priešingą koją, kaip įprastai žmogus eina. Ir pakeliam ranką, darom tokį mostą, kad ne mes lasdą statom, bet tiesiog su ranka keliam ranką. Ir toks mostas lasda pati atsiremia ties žemę. Jinai yra labai protinga, žino, kur atsirem, kadangi parinkta pagal mūsų ūgį yra, pagal tas proporcijas. Ir toliau mes einam su delnu, tiesiog lasdą stumėm žemyn, ištumėm už nugaros. Kad kas nori jau pilnai gauti raumenų, įdarbinti raumenys maksimaliai, reikėtų eiti platesniais žingsniais, kaip įprasta, jo kojas plačiau statom. Aišku, moterim pradžioje yra sunkiau, kadangi įpratusios su aukštakulniais arba su sijonais vaikščios yra, bet tiesiog mes išjudinam daugiau tada visos kūno dalys, jo einam plačiau. Ir mostą darom plačiau. Ir dar plus mes su delnu lengvai stumėm lasdą žemyn ir atgal. Tiesiog, žiūrėkit, dabar mostas toks į priekį ir atgal. Mes išjudinam pečių zoną, nugaros raumenys dirba. Jeigu mes nedarom tą mostą atgal, tada nugaros raumenys mažiau arba išvis, minimaliai dirba. Reikia prisiminti, kad kūnas ėjimo metu turi būti atpalaiduotas, alkūnės atitrauktos nuo šonų. Lazdos turi būti parinktos pagal žmogaus proporcijas ir skirtos būtent šiauriškajam ėjimui.